Labas vakaras iš vasario 3, 2, nežinau, kokia diena. 3, rytoj 4. Labai netikėtas vlogas, aš galvoju, kad aš jį pradėsiu rytoj, sekmadienį, bet taip netikėtai gavos, kad pradėjau šeštadienį vakare, nes mes planavom rytoj eiti, bet tą padarysim dabar, į Aurimo Valujavičiaus filmą Irklais per Atlantą. Jis yra Bostone. Ir rytoj būt buvę 1 valandą Bostono lietuvių bendruomenės. Šiaip man įdomu, ar jis tenai bus, ne? Nes tipo, jis prieš valandą vaikščiojo ten prie akvariumo Bostone. Nu, nebent jis ten važiuoja tada iš karto, žinai. Nu, aš tikiuosi, kad bus. Aha. Ir kadangi pamačiau, šiaip prieš tai klausiau info ir man niekas neatsakė dėl šeštadienio seansų, tai galiausiai netyčia pamačiau postą Bostono lietuvių grupėje, kad 6 valandą, dabar šeštadienį, tai labai patogu, nes mums ir čia sąlyginai arti 40 minučių iki tos vietos, kur... 4 minučių? Taip. Negali būti. Gali. Tokia čia kitas miestas. Shrewsbury. Shrewsbury. Net nežinau. Keliaujam pažiūrėti filmo, labai iš tikrųjų laukiam. Čia gali būti, kad gal tas postas buvo suskedžiulintas iš seniai. Gal mes tiesiog grįšim iš esmės namo. Nu, tipo, yra šansas mini. Yra. Nes šiaip pas jį storiuose nebuvo, kad ten, šiandien filmas. Nu, vakar buvo, kad, įtemptas savaitgalis bus, tai aš galvoju, jo įtemptas, nes 3 peržiūros. Ai, 3? Nu, tipo, buvo Bostono lietuvių mokykloje dabar, ten, kur foto įkelta. Ai, okei. Tai aš manyčiau, kad ten buvo 1 valandą. Ai, įdomi, geras, aš nežinau to. Nes ten, kur rytoj būtų, tai ten gali būti labai daug žmonių, žinai. Aš manau, kad ir bus, ir todėl mano buvo vienas iš tokių apsisprendimų, kad greitai rengiamės ir varom. Aura potencialiai nori kadro su Vailavičiu. Aš nežinau, ar aš išdrįsiu, bet bent jau, jeigu ką tolumoje. Nežinai, ką sakyk. Sakyk, kad tu turi famous YouTube channel in America. Tik jis lietuviškai supranta. Nu, bet, tipo, sakyk, kad tu turi kanalą, kuris popina Amerikoje, žinai. Tipo, tu youtuberė, esi lietuvė youtuberė, kuri kontentą daro Amerikai. Keliaujam ir tikimės, kad pavyks pamatyti filmą, nes iš tikrųjų laukiu ir įdomu ir bet kuriuo atveju, net jeigu ką būčiau Lietuvoje varęs. Ir ekspromptų, kas daroma, dažnai būna tokia ekstra būna toks excitementų dalykas, ne? Jo, buvo tas toksai, kad varom. Jo, kartais reikia pasiryžti tokį netikėtus dalykus, nesuplanuotus. Nes ryt mes buvom planavę, bet pavyzdžiui, 1 valandą kelias. Praeitą savaitę tiesiog čilinu autoservise ir tada nusprendžiau, kad skrendu į Lietuvą po 4 dienų, žinai. Tu po 4, ne po 4, po savaitės, teoriškai. Aš po porą savaičių. Tai laukit, bus daugiau vlogų iš kelionės vietų. Aš Skodomą irgi gali pafilmuoti, aš pamontuosiu. Bet jisai atsisako. Pakomentuokit, ar norėtumėt pamatyti vlogą Šadomo gyvenimą. Tai žodžiu gerai, susitiksim tada tikriausiai, kai jau būsim vietoje. Juoksis iš mūsų. Kas? Dabar aš filmuoju, kaip filmuoju. Nedomui. Ką? Eisi nusifotkint. Eisim. Gerai, aš tai noriu nueit nusifotkint. Daug nereikia. Galima nuotrauką pasidaryti? Jo, gali čia suvarti. Prisimaikė? Nežinai, galvoju, gal reikia. Labai. Čia tvariau? Čia.
Ačiū. Truputėlį jaudinos, bet pagaliau sutikom Aurimą, tai tikiuosi Aurimas galės perduoti linkėjimų mano vlogui. O kaip vadinasi vlogas? Aria Life Gram. Aria Life Gram? Ok, tai linkėjimai, paprenumeruokit ir pažiūrėkit filmą. Jo, ir labai nekantriai laukiam. Tikiuosi patiks. Stebėsim Zelandiją. Ok, čiki. Ačiū labai. Va, turim, laukiam. Aurimas Valujavičius, kuris perplaukė Dunojų, perplaukė Atlantą, perėjo pėstute, dviračių pervažiavo pusę pasaulio. Aurimai, pristatysi filmą. Ir mes pagalvojame. Sveiki visi. Ačiū, kad susirinkat. Šiandien trečiasis seansas. Buvo jau Floridoje, buvo Čikagoje. Atrodo, kad filmas žmonėms patiko. Nieks pomidorais net mėtė. Nieks pinigų neprašė grąžinti. Ir kaip ir buvo fainai. Nes iš tiesų šitas projektas, šita visa kelionė prasidėjo 20 metais. Tai jau 4 metai atgal. Bet mano iššūkis buvo irkluoti nuo žemyno Europos iki Amerikos žemyno, ką yra padarę tik tais vienas žmogus be sustojimo ir kitas žmogus su 2 sustojimais. Ir aš tapau antruoju žmogumi pasaulyje, kuris tą pat padarė be sustojimo. Manau, pamatysit filme tai, ką man pavyko užfiksuoti, ir emocijas, ir vaizdus, ir potyrius. Ir jūs kažkiek įsitrauksite į būtent tą vandenyno gyvenimą. Palinkėsiu visiems gero filmo ir nesušlapkit. Ačiū. Ačiū už peržiūrą. Įdomus, bet kol dar esi ant denio ir irkluoji, tol viskas gerai. Bet tik nueini į kabiną, jau iš karto pradeda taip supti, tai tą pirmą naktį atsimenu, stengiuosi kuo greičiau atsigulti, užmerkti akis ir užmigti. Ir tada ryte atsikėliau, aš visą laiką pratęs atsikėlus, truputį vandens atsigerti. Atsigėriau vandens ir jaučiu, kad jau kyla tas vanduo atgal. Ir tik atsidariau greitai kabinos liuką, išvėmiau tą vandenį. Ir realiai pusdienis ir jau viskas susinormalizavo. Paskui jau kuo tik tolyn, tuo geryn, galėjau prižiūrėti spręsti, knygą skaityti. Jo, aš jau kitą kelionę, aš jau prieš Atlantą suplanavau. Esam po filmo. Parodyk tą salę Maironio. Vis dar esame prie Maironio parko čia salės, čia lietuviškas bendruomenės, kažkoks namas, aš kaip suprantu. Tai čia visai sena bendruomenė, kaip suprantu, šiaip bet labai malonus vyrukas viską pristatė. Jo, 100 metų čia egzistuoja šitam parke lietuvių bendruomenė, čia nuo Bostono gal 100 kilometrų kažkur ir atsidarė 900 ten. 20. Žodžiu, bet esmė yra visas šio vakaro renginys. Šiandien pasakius, kai reikėjo nueiti, nusifotkint, paprašyti, kad tartų žodį, labai bijojau. Labai buvo baisu. Jo, aura buvo tokia kaip ir emocinė stadija, žinai. Kai pinigus reikėjo paduoti už maikutę, drebėjo rankos. Jo, bet aš tada įsigėjau maikutę su parašu, labai džiaugiuosi iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad išdrįsom prieiti ir kad taria žodį, nežinau, tikriausiai nematys, bet ačiū labai. Ja, aš buvau nustebintas, kiek jis gerai pasiruošė aptarti filmą pradžioje ir po filmo. Žinai. Labai gera kalba prieš, labai smagus aptarimas po nors. Vis dėlto yra tas, kur asmeninis prisilietimas prie savo kūrybos, žinai, tu ne tik filmą parodai, ne tik, kad nufilmavo ir maždaug jūs darykit, jo, įžangą tu padarai visą tokią solidžią, stiprią, žinai, ir vat net po filmo mini, žinai, kalba viskas apiformint ir dar klausimai. Ir klausimai, ir šiaip pats filmas tikrai labai įkvėpia iš tikrųjų daryti. Jo, matai, iš šono gali pasirodyti, kad kiek čia sudėtingas dalykas, jeigu nežinai. Bet iš tikrųjų čia labai sudėtingas ir techninis dalykas yra. Bet turiu omeny pats, ten ta viena vieta tam filme labai gražiai pasakė, kad netidėliot, kad tai tik maža dalelė ir tiesiog daryti. Jo, kaip visada sužadina tą motyvaciją. Jo, nes kam atidėliot tiesiog labai tikrai įkvėpia. Konceptas, kad tu galėtum išeiti iš savo tos
kasdienybės ir to frameworko, kaip čia yra gyvenimo rėmai turėtų būti, kokie jie, žinai. Tai jis tiesiog skatina, kad vis tiek tie rėmai yra sugalvoti iš esmės kitų, žinai, tai tu pats realiai gali susikurti savo rėmus. Jo, bet šiaip tikrai labai džiaugiuosi, kad atėjom, kad pasiryžom šiandien ateiti iš tikrųjų šeštadienį, nes spėju rytoj bus daugiau dar žmonių. Jo, mes nebūtume rytoj gavę tokio prieimo prie Aurimo. Adomas paspaudė ranką taip vyriškai, Aš labai nežinau, bet kartu cute. Tu žinai, aš šiaip nesu fotomėgėjas, tai aš nefotografuoju daug net kelionėse, tai aš toks galvoju, okei, tai davai ranką paspausiu, žinai. Ačiū Aurimui, ačiū lietuvių bendruomeniai, kuris suorganizavo. Pagarba tikrai. Ir labai miela čia lietuvių bendruomenė net maistą parūpino. Jo, mes visada labai stebimės, kai ateinam. Čia dabar gal antras toks renginys buvo. Ir tu ateini ir tau ir maistelio duoda, ir visi draugiški, ir ten viskas pasakoja. Visiems labai ačiū. Ir ačiū dar kartą Aurimui, kad įkvepia ir daro ir laukiam naujųjų vlogo Domas. Jo, tikrai žiūrėsim. Mes prieš tai žiūrėjom, tai dabar reikia labiau. Labai faina, kai yra toksai dažnas turinys. Aš žinau, kiek sunku yra daryti dažną turinį, bet kaip naudotojai, konsumeriai to turinio yra labai faina. Tai labai pasisėmėm gerų emocijų, keliaujam toliau su gyvenimu. Jo. Tiek iš šito vakaro renginio. Tai susitiksim vėliau. Labas rytas iš vasario 4 dienos, dieve, kodėl aš tokia pritemus. Šiandien yra sekmadienis, atsikėlėm, prasibudinom, nežinau, ir dabar jau yra 11 valanda, pasidariau pagaliau karštos kavytės. Au! Tai nežinau, kokie šiandienos planai, nieko labai kol kas ramus, pailsėti vakar iš tikrųjų tos tokios geros emocijos. Ne kad išsekino, bet toks, kad visai dar negalėjom užmigti, tiesiog vakare dar pavakarojom ir nežinau, šiandien laukia tokia ramesnė diena, galvoju, gal šitą vlogą net ir pratęsiu keletą dienų, gal per visą savaitę, tik norėjau kol kas su jumis pasisveikinti, labas rytas ir keliavom su šia diena, savaitę, nežinau, kur bus šis vlogas nuves. Dabar tiesiog random, galvoju, greit pasidalinsiu, ką darysiu pusryčiam. Greita pusryčių idėja, tiesiog keletą grybų, porą bulvyčių. Čia yra šaldytas, reikia pusryčių dešrelės, bet jas atsišildysiu. Kiaušiniai, sūras, avokadas. Tiesiog viską supjaustysiu mažais gabaliukais, pakepsiu, dėsiu kiaušinių tokią. Čia bent jau Amerikoje vadinasi hash, žiūrėsim, kas gausis galutiniam variante. Galutinis mūsų viskas, kas yra šaldytuve, variantas atrodo visai neblogai. Gal atrodo šitą masę, bet čia ir yra visas skanumas. Taigi mums skanaus ir susitiksime vėliau. Išlydim Adamėlį į Lietuvą. Ate. Tai išlydėjom Adamėlį į Lietuvą. Kiekvieną kartą būna truputėlį toks gaidesėlis, nes nors ne pirmą kartą ir pernai buvo jisai išvažiavęs, irgi iš tikrųjų panašiu metu, bet kažkaip kaip pripratę būti tiek laiko kartu, tai vis kažkaip nebūna labai smagu, nors sakau, žinau, kad šitai keliom dienom ir aš pati iš tikrųjų už porą savaičių irgi važiuosiu taip pat į Lietuvą. Net čipselis labai supanikavo ir eina iš proto. Tai išlydėjau. Kuris? Čipsai. Šeima. Žodžiu, išlydėjau Adomą, bet norėjau pasisveikinti. Sveiki, sveikinu su jumis iš vasario 8 dienos, praėjo kelios dienos. Čipsas panikuoja.
Jeigu juo būtų valia, nieks niekur neitų niekada iš namų. Žodžiu, tai va, sveikinau su jumis iš ketvirtadienio, praėjo kelios dienos nuo paskutinio karto, kai filmavau. Jam dabar reiks dėmesio. Paskutinį kartą filmavau truputėlį sekmadienį, pagrindė šeštadienį, kai žiūrėjom Aurimo filmą. Tai daugiau nefilmavau nieko, nes labai, buvo to veiksmo, pasiruošimas Adomo kelioniai. Ir galvoju šiandien, kad nepalikčiau šito vlogo tokio kabančio, tiesiog šiek tiek pafilmuosiu vėliau po darbo porą dalykų. Tai va, tai išlydėjom Adomą. Čia toks labai šokinėjantis šitas klipas, sorry. Adomą, jisai bus nuo vasario 8, jau 9 iki 19. 19 dieną jo yra atgalinis skrydis. Ir po to mes susikeisim tą pačią savaitę, nes aš tada vasario 22 yra mano skrydis ir irgi būsiu panašų laiko tarpą. Tai čia toksai važiavimas aplankyti šeimos, draugų, porą reikalų patvarkyti, mes juokimės tokia funkcinė kelionė. Tai vat dabar tiek, nežinau, susitiksim vėliau, kaip sakiau. Parodysiu porą dalykėlių, kuriuos esu nusipirkus toliau ties savo minėtais tikslais su nagų. Tai čia gal labiau aktualu ir įdomu merginom, kurios domisi nagais, nagų dalykais, kaip sakant. Tiksim vėliau, aš einu pabaigsiu darbą, man liko gerų porą valandėlių ir tiek tai. Kaip man patinka tokie vakarai. Pajauti, kad artėja pavasaris, toks grįžti iš lauko ir dar šviesu. Gal einu, kur geresnis apšvietimas. Kas nežinot, gal esu kažkada minėjęs, tikriausiai, kad esu minėjęs, kad mes po darbo kiekvieną dieną, jeigu aišku leidžia oro sąlygos, tai einam pasivaikščioti su čipsu, nes ir čipsu gerai, ir mums. Ir tai užtrunka apie 35-45 minutės. Žiemą, aišku, natūralu, kad kai išeinam būna, kaip ir jau pradėję temti, ir jau kai grįžtam šis būna tamsu. O dabar pažiūrėkit, grįžau po 5:16 ir vis dar šviesu. Wow, kaip faina. Tai palaukit, jūs pasistatysiu ir nufilmuosiu greitai, parodyti, kokius kelius daiktukus nusipirkau nagučiam. Pasistengsiu šiandien juos pasikeis, nes jau nagai tragedija čia nulūžė. Truputėlį aš tik greitai parodysiu, čia nenoriu per daug išsiplėsti, nes spėjau, čia labai nišinė sfera ir ne visiems labai įdomu, tai bet aš vis tiek noriu pasidalinti savo, kadangi vienas iš tikslų yra išmokti daryti šitos nagus, tai noriu tai pati padokumentuoti. Tai pirmas dalykas tai yra tie tipsai, jie yra su truputėlį, čia skiriukai. Jie yra, nežinau kiek čia matos, nesimato, bet čia jau pašiaušti, kaip ir paruošti, tai jie yra tokie permatomi. Tada kaip ir turėjau primerį, bet neturėjau dehidrantą, nors galima ir išsausinti nagą su alkoholiu ir alkoholio servetėlėm, kurias naudojau, bet čia kad dabar nusipirkau, mačiau visai geri atsiliepimai, buvo primeris ir dehidrantas. Šita kompanija šiaip tiek su nagų lakais ir topais, beisais labai gera ir jų kainos yra labai tikrai gera. Tada tos pačios kompanijos pasiėmiau tokį Blooming Gel, tai čia su šituo nagų laku, tuoj parodysiu. Gali daryti tos marmuro imitacijas ir panašiai, čia yra visokios instrukcijos, kaip jau naudoti. Vieną tokį paėmiau, po to iš vėl tos pačios Beatles, kaip ir nagų tipsai, pasiėmiau teptukų. Kažkur turėjau, bet iš tikrųjų nerandu, kur aš juos nukišau. Tai žodžiu, tiesiog įvairius teptukai ir čia vieni net porą yra su tuo, kur taškiukus daryti. Vėl iš to Beatles čia nagų lakai 6. Sur yra, aišku, instrukcijos, kaip daryti. Gal reikia pasilikti, nes čia būna parašyta, kiek laiko džiovinti. Tai čia tiesiog 6 nagų lakai tokiom spalvom. Čia turėtų būti tokie kaip bazės, kažkas tokio, tos spalvos. Kaip sakau, nenoriu tiesiog labai išsiplėsti. Ir tada vėl, čia praktiškai viskas iš tų dviejų kompanijų, vėl iš Model Ones. Tai šiaip gražus pakavimas. Ir yra instrukcijas. O, šito nemačiau, kaip miela.
Jie pridėjo atviruką. Ir čia vėl uždėsiu gal foto tokios labai pavasarinės spalvas. Tai net galvoju šiandien pabandyti užsidėti tuos tipsus, nes mano šitie nagai kaip ir gal jiems reiktų pailsėti, nusitrumpinti savo natūralius nagus, nes jie čia po apačiu truputėlį skilinėja su laiku, vis tiek gal reikia duoti kaip ir pailsėti, sakyčiau, bet nemanau, kad čia labai pailsėjimas bus, nes dėsiu tuos tipsus, bet faktas noriu, žodžiu, išbandyti tas spalvas pavasarinės, tai gal nedarysiu skirtingus spalvų, nežinau, žodžiu, ir tai jau išsiplečiu jau čia daug per daug. Neplepėja, einam pradėti daryti darbą. Pirmiausia, reikia nusimti šituos, nusitrumpinti, pasiruošti, niek labai prabangaus. Žodžiu, einam. Taigi, truputėlį planai pasikeitė, užtrukau. Pradėjau žiūrinėti su tos daiktus, norėjau išbandyti su tos nagus, tai palaukit. Tai tiesiog vakarą praleidau susitvarkydama, išmesdama daiktus, kurių nenaudoju ir panašiai. Pasidariau tokius bandomuosius gal nagus. Čia ant tų mažiausių, kurie man yra per maži. Naujosios spalvos, visai ryškios, tokios fainos, labai patinka. Nebandžiau visų, bet žodžiu truputėlį. Tai tik nusėmiau nagus, galvoju, bus iš tikrųjų pailsėjimas keletai dienų. Tai dabar pasiruošus daryti vakarienę. Šitą jau vieną receptą esu dariusi per vieną iš vlogmas, kažkur uždėsiu linką čia. Tai dabar tiesiog mano planas pasidaryti vakarienę. Ir tiek. Einam daryti vakarienę, nes jau noriu valgyti labai. Tai štai atrodo mano vakarienė, man skanaus ir susitiksime rytoj tikriausiai. Tai iki. Labas rytas iš, kodėl norėjau sakyti gruodžio, vasario 9 dienos, šiandien yra penktadienis, kaip vakar rodžiau, Adomas išvyko. Tai aš esu kol kas dabar, ne kol kas, aš esu viena namuose ir dirbu. Tai dabar pasidarau kavytę, tik norėjau su jumis greitai pasisveikinti, labas rytas ir tęsiam penktadienį ir žiūrėsim, kur penktadienis mus nuves. Tai va, taip greitai praėjo diena, nors ir parodžiau tik kelias akimirkas iš dienos, bet šiandien nieko, nu va, taip ypatingo kol kas neveikiu ir iš tikrųjų visas šitas vlogo galas toksai, nežinau, ramesnis, neramesnis, bet toks yra koks jau yra, žodžiu. Penktadienis, pabaigiau darbą, pasivaikščiojom, tai dabar galvoju, per šį ir praeitą vlogą daug kalbėjau apie nagus ir vakar vien rodžiau ir galvojau darytis ir galvojau, šiandien aš ir noriu juos pasidaryti, pasibandyti, pasižiūrėti. Galimai gal net kai keliausiu į Lietuvą galėčiau pasidaryti dabar. Prieš pradedant daryti nagus galvoju, greitai pasiruošiu visus produktus, susipjaustysiu, susidėsiu, nežinau, čia reikia tik į orkaitę pašauti, kad paskui nereiktų teptis rankų, nes čia yra su faršu, tai kad nereiktų minkyti bent jau šiandien, pirmą dieną, kaip sakant. Tai viską tiesiog iš anksto pasiruošiu, čia yra, va, darysiu tokį, tai čia sūrio, Tex-Mex, jautienos, meatloafs, tai meatloaf, tai čia tokia kaip kotletas gal didesnis yra. Ir tiesiog va, pašausiu daržovę į orkaitę, tiesiog tai va, tai einu pasiruošiu maistą ir tada tikrai jau dabar darysiu nagus, užteks čia plepėti ir taip jau paskutinius 2 vlogus labai per daug apie tą patį kalbų. Mažiau kalbų, daugiau darbų ir šokam prie pasiruošimo. Nežinau, kiek nagus irgi rodysiu, galvojau, gal pradžioj pirmą kartą savo pasidarysiu, tik tais truputėlį padarysiu apibendrinimą jums paskui. Jeigu kam įdomu, galite pakomentuoti, galėčiau padaryti gal net atskirą video, nes manau, kad čia tikrai ne visiems įdomu tokie dalykai, bet jeigu įdomu, tai kas nors prašykite, jeigu. Po gerų 2, beveik 3 valandų
mano entuziazmas išmokti tuos nagus truputėlį dingsta. Buvo daug sunkiau negu kad galvojau ir atrodo, ir kiek esu žiūrėjus video, čia aš kalbu jau ką apie nagus. Kažkaip pasidariau, bet iš arti nerekomenduojama žiūrėti ir norėjau išbandyti įvairias spalvas, tai todėl jie visi tokie skirtingi. Ir čia dariau tą blooming gel, tai šitas labiausiai pavykęs ir šitas beveik. Žodžiu, taip atrodo dabar mano nagai. Iš arti, sakau, nerekomenduoju, nes ir čia paviršius nėra pats lygiausias, žodžiu. Jeigu ir norėsiu normaliai išmokti, tai laukia labai daug darbo čia. Pirmas blynas toks, sakyčiau, biški pasivylęs, bet gal nieko tokio. Vakarienė irgi beveik paruošta. Galvoju, kad šiame vlogė tiek, nieko labai per savaitgalį neplanuoju veikti. Tiesiog kečepinsiu editinimu vlogą, kurį pamatysit pirmiau negu šitą, pasimokyt ir tiek, nežinau. Ačiū, kad žiūrės, nepamirškit užsiprenumeruoti, paspausti patinka, gal net ir pakomentuoti, o gal net ir nueit į Instagramą, kurį uždėsiu kažkur čia. Dar kartą ačiū, kad žiūrėt, kad praleidot laiką su manimi ir tikiuosi pamatyti jūs kitame savo vloge. Iki.